Sveiki vyrai, spalio 20 dieną surengsiu seminarą Vienos moters viliojimas, kuriame aš jums duosiu žinių, kaip užkalbinti moterį gatvėje. Pavyzdžiui, kai jinai eina sankryžoje, matot, ateina, jūs pamatot, jums ji patinka, tačiau jūs nedrįstat prie jos prieiti, nes neturit paprasčiausiai žinių. Čia gali kiekvienas vyras laisvai šios dalykus daryti, jei tik turėtų žinių. Čia nieko nėra mandro, nieko čia nėra sudėtingų. Tiesiog reikia turėti žinių, reikia suprasti moterų psichologiją ir visiškai galima su jomis drąsiai susipažinti gatvėje. Ir svarbiausia, vyrai jos to nori. Pats pagal kiek per tavo gyvenimą, kiek tu buvai dienų ir kiek tu matėjai patrauklių moterų, su kuriomis paprasčiausiai tu neišdrįsai susipažinti. Neišdrįsai užkalbinti, neišdrįsai gauti jos kontaktus, neišdrįsai susitikti sekančiam pasimatymui. Būtent šį seminarą, vyrai, aš jums ir skiriu dėl to, kad būtent pagelbėti šiais dalykais, nes pačios moterys nori būti užkalbintos, jos nori, kad vyrai taptų drąsesni, daugiau joms dėmesio parodytų. Nes aš esu ne vieną moterį nuskaidrinęs, tiesiog, pavyzdžiui, prieini prie jos gatvėje, susipažįsti ir jai pakeli nuotaiką visai dienai. Nes iš tikrųjų moteris, jinai praleidžia daug laiko per dieną prie veidrodžių, puošiasi, dažosi, o nei vienas vyras jos neužkalbina gatvėje. Nei vienas vyras neprieina susipažinti ir jai liūdna darosi, galvoja, kad jinai yra nepatraukli. Tai kuo daugiau vyrų išeis susipažinti, tuo jam bus smagiau. Ir aišku, kuo tu būsi geresnis, tuo automatiškai didesnis bus šansas, kad tave moteris pasirinks. Jau matot, čia prekybos centre prie jo susipažinti. Daug labai moterų vaikšto po prekybos centrus ir nereikia prie jokių internetų sėdėti ar kokiame internete susirašinti. Tu tiesiog išeini ir susipažįsti prekybos centre, gatvėje, nesvarbu kur. Kalbi su pasitikėjimu savimi, kurį tu būni sustiprinęs psichologiškai, žinių dėka, gavęs pavyzdžius, ir tam seminare aš taip pat parodysiu video pavyzdžius, kad jūs vyrai geriau suprastumėte, kaip čia reikia viską daryti. Ir patikėkit manim, čia tikrai yra nesudėtinga, netgi va viešajam transporte atrodo daug žmonių stovytų, čia tikrai neįtum užkalbinti, nes čia galvotum, ką čia apie tai pagalvos, kaip čia viskas bus, bet iš tikrųjų, žinokit, viskas yra paprasta. Tu prieini, užkalbini, tie žmonės kelias minutės kreipia dėmesį, bet po to jie visiškai nekreipia į tave dėmesį, jie yra paskendę savo problemuose ir jiems yra visiškai vienoda. Viskas priklauso nuo tavęs, kiek tu nori tai išmokti, kiek tu žadi įdėti pastangų. Nes šiame dalyke tu tikrai gali tapti geras, o kam čia viso to reikia? Iš tikrųjų, jeigu tu nori gauti gerą, kokybišką moterį ilgalaikius santykius, tai tau reikia padidinti pasirinkimą. Lasme, jeigu tu tik susitikiniai su viena mergina, tai į santykius gausi gerą moterį tik iš vienos merginos. Tačiau jeigu tu išeini tik su dviem ar ten trim merginom, tai jau daug didesnis šansas, kad tu gausi gerą moterį į santykius. Ir dar vienas dalykas, dėl ko šitas moterų kalbinimas yra labai gerai, kad tavo socialiniai įgūdžiai lavinasi. Tu pradedi vis su didesniu pasitikėjimu bendrauti su žmonėmis, o svarbiausia, šis reikalas padeda ne tik viliojame moterų, bet aplamai padeda tavo socialinėme gyvenime. Ta bendrajame taip pat su vyrais, verslo partneriais, tu tiesiog daug greičiau randi bendrą kalbą su žmogumi, daug greičiau tą pokalbį nuvedi į tikslą, būni pats efektingesnis komunikacijai. Ir jeigu tu ten į dieną skirsi, tarkim, užkalbisi 3-4 moteris, tai tu po kokių metų ar 2 metų tu tapsi, tu savęs tiesiog neatpažinsi. Tu būsi visiškai laisvas, visiškai nesusivaržęs ir galėsi kaip tu tik nori bendrauti su žmonėmis ir svarbiausia, kad tu darysi teigiamą įtaką. Aišku, čia reikia suprasti, kad ne visos moterys su taim bendraus ir ne visos moterys, kaip sakant, tau užrašys savo telefono numerį, su taim eisi į pasimatymą. Bus tokių moterų, kurios tiesiog, nesusivilios taimi, nes ne visom tu patiksi, ne visom ir aš patinku ir ne visom moterim atspindi mūsų skoniai, bet iš esmės yra visa esmė, nebūtinai ten eiti tą kontaktą gauti, bet nueiti bendrauti su alfa vyrų įgūdžiais, su alfa vyrų pasitikėjimu savimi, su alfa vyrų žiniomis, žiūrėti į moteris ir iš tikrųjų
lavinti savo bendravimą, nes laisvas bendravimas ateina tik per praktiką. Tu čia nepriskaitysi knygučių, neprižiūrėsi seminarų, bet gavęs tu kažkokią žinias ir nuėjęs pritaikyti į praktiką, tu tikrai pasistumėsi ir svarbiausia bus super. Ir net pažiūrėkit, čia kalbinu moterį, žiūrėkit, iškart 2 kitas užkalbino. Tes tu renkiesi iš viso miestų moterų. Matot, vyrai, kame esmė yra. Čia yra labai šitas geras dalykas, nes tu išeini į miestą ir tu iš karto renkiesi iš viso miestų moterų. Pavyzdžiui, vyrai blogai jaučiasi, su viena bendrauja ir dabar jeigu naitų iš karto kitas užkalbint, labai blogai pasijaustų. Ne, tu paprastai pasakai lengvai, ačiū, buvo malonu su tavim pabendraut, paspaudi moterį ranką ar apkabini ir nueini prie kitos bendraut. Ir nėra skirtum, kad ta moteris mato, kaip tu su ta kita bendrauji. Tu renkiesi, tu išėjai rinktis moterį, tu išėjai gauti kuo geresnį į santykius moterį, pažiūrėti jų socialinius įgūdžius, kaip tos moterys bendrauja, kaip jos yra išsilavinusios. Ir čia tu renkiesi, turi pilną teisę rinktis iš visų moterų, žiūrėti, kuri tau labiau patinka. Ir kad tarkim, man vieną kartą mergina sako, tai tu čia taip numeriukus rankiuojasi. Aš paėmiau, tiesiog atverčiau netgi jai tą užrašų knygutę, parodžiau, ten buvo įrašyta 3 moterų telefonų numeriai. Ir moteris sako, nereikia man rodyti, bet esmė, aš laisvai parodau, tu darai čia gerą dalyką, čia nereikia įsivaizduoti, kad tu darai blogą dalyką, tu susipažįsti, kad tu bendrauji, darai gerą, tu renkiesi ir ta moteris jau žinos, kad dar yra kitų pretendenčių į tave, tai tik nuo to geriau jausis, net jeigu tu ją į santykius pasirinksi. Niekas kitas taip moterų nežavi kaip vyras, kuris gali turėti bet kurią, bet būtent pasirenka su jie gyventi. Būtent pasirenka ją turėti ilgalaikiuose santykiuose ir tai yra labai žavu. Ir žinokit, vyrai, po būtent tų patarimų, tų žinių, kurias aš duosiu jums seminare, jeigu jūs taikysit, žinokit, pagerės jūsų stilius, pagerės jūsų kūnų kalba, pagerės supratimas apie moterų psichologiją, pagerės bendravimų įgūdžiai, pamatysit, susilauksit daugiau moterų žvilgsnių, susilauksit daugiau atsako, to, kad moterys sustoja, šneka su jumis. Pradžiai netgi užteks to, kad jūs prieisit, užkalbinsit. Nereikia ten įsivaizduoti, kad viskas po seminaro, aš ten tapsiu super duper. Ne, tiesiog, bet jeigu tu dirbsi, tai tu žinok, tu neįsivaizduoji, tu gali pasiekti tokį lygį, kaip pavyzdžiui, va čia dabar šiame video, aš praktiškai vos pabendravau, bet su stipria kūnų kalba moterį nusivesiu ir būtent tas pasitikėjimas savimi, tas nejaučiamas dalykas, tas vidinis, kai tu prieini, moteris labai gerai jaučia, pamato, skleidžiasi iš tavęs ir jie iš karto mintys, kad o čia užkalbinu vyras, kurio aš visada norėjau. Mano tipo vyras. Ir tu gali tapti daugeliu moterų tipas, nes pavyzdžiui, jeigu tu esi pasitikintis savimi, turi gerą stilių, turi gerą balsų toną, šneki sąmonės, šneki su pasitikėjimu savimi, tai jau daugumai moterų tu patiksi. Aišku, ne visam, normalu. Tačiau tavo šansai išplėsti pažintis labai padidėja ir susirasti moterį ilgalaikius santykius arba tavo kažkokiam poreikiam labai padidėja. Ir iš tikrųjų šis dalykas dar labai gerai, pavyzdžiui, vyrai, jeigu jūs labai norit stipriai tobulėti. Pavyzdžiui, kiekvieną minutę skaičiuojat, kiekvieną dieną einat, pamatot moterį, nueinat, tiesiog pabendraujat. Nebūtina gauti kontaktų, bet nueini pabendrauji. Ir ta moteris galbūt gali turėti vaikiną savo, bet jūs nebūtinai galit pretenduoti į tą vaikiną. Jūs tiesiog pasiimat kontaktus jos ir netgi galit pakviesti ją su jos vaikinu kažkur. Jūs susipažįstat net su jos vaikinu, galit įkurti kažkokį bendrą verslą, idėją. Jūs nebūtinai galit pretenduoti į jos buvimą vaikinu. Nu čia yra tokia įdomi jums psichologija, aišku, keista, bet nebūtinai stengtis suvilioti moterį. Svarbiausia yra, kaip jūs bendraujat, kokiu pasitikėjimu savimi jūs bendraujat. Ir kai tu išlavini labai savo bendravimo įgūdžius, tu gali susipažinti su kokiu tik nori tų tipų moterimis. Tau nėra baisu net kaip jos atrodo ir dažniausiai tu prieini prie tokių moterų, prie kurių bijotų eiti kiti vyrai, nes paprasčiausiai
tie vyrai iškelia jas labai aukštai ir galvoja, kad jos tikrai atstums juos, bet nieko nėra panašaus. Aš pastebėjau vieną dalyką iš tikrųjų. Kuo labiau moteris yra išsidažiusi, tarkim, pasipuošusi, dėvi labai gražią aprangą, tuo jinai maskuoja savo tokius kaip bendravimą, kad galbūt tokius įgūdžius, minusus kažkokius, būtent kompensuoja savo išvadas. Aišku, ne visos merginos, bet yra tokių. Ir tu eini su pasitikėjimu savimi kalbi ir merginom labai patinka su tavim bendrauti, nes tu moki bendrauti, tu sugebi ir čia yra neįkainojama. Ir aišku, aš neskau, kad jūs visko po seminarą išmoksit, bet bent jau įgausit teigiamą kryptį. Ir tarkim, jūs galite ir neiti į tą seminarą, bandyti vienas eiti, bet čia tas pats kaip važiuoti ir nežinoti, ar tuo keliu tu važiuoji. Ir kuo tu važiuoji toliau, tuo tu klimpsti ir tu nežinai, ar tu teisingai darai. O būtent seminare būsiu aš gyvas pavyzdys ir jūs galėsit paklausti savo klausimų, aš parodysiu video pavyzdžius, aš paaiškinsiu tuos video pavyzdžius, kas yra svarbiausia ir jums taps aišku. Galbūt ne iš pirmo karto aišku, tačiau aš duosiu vieną kitą, ta prasme duosiu seminarų įrašą, jūs galėsit namuose pažiūrėti tą seminarą dar kartą, kad viską suprastumėt. Ir šitas jūsų apsisprendimas yra visiškai saugus ir būtent aš linkiu būtent po to seminarų, kad jūs išmoktumėt vyriškai, užtikrintai, solidžiai susipažinti su moterimis, bet kur jūs tik jas pamatote ir gauti kokybišką, gerą, kokios jūs norite ir ieškote moters ilgalaikius santykius.